Vilniuje gastroliuoja viena įdomiausių Jungtinių Amerikos valstijų trupių Nai Ničen Dance Company. Jos vadovė ir choreografė kinų kilmės Nai Ničen teigia, kad šokyje bando derinti savosios šalies choreografijos filosofiją ir amerikietiško šokio stilistiką. Apie tai Margarita Alper. Kinų kilmės šokėja ir choreografė Nai Ničen gimtajame Taivane studijavo tradicinius kinų šokius, o 9-ajame dešimtmetyje atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas, kur tęsė choreografijos studijas. 1988-aisiais įkūrė savo trupę, siekdama sukurti savitą šokio kalbą, kurioje pasak jos suderėtų šiuolaikinio šokio meno tendencijos bei kinų choreografijos paveldas. Kaip teigia kritikai, Nai Ničen šokis tai didelė kultūros erdvė, apimanti naujoves ir tradiciją, laisvę ir discipliną. Aš atvažiavau į Jungtinės Amerikos valstijas, kai man buvo 22 ir čia jau gyvenu 22 metus. Taigi pusė mano gyvenimo prabėgo valstijose, pusė Taivane. Ir tai natūraliai paveikė mano šokio stilių. Choreografija teigia, kad jo šokio piešinys labai skiriasi nuo Amerikos modernaus šokio, kurio esmė techniškas judesys. Ji viena iš nedaugelio choreografijų šiuolaikinio Amerikos šokio stilistiką papildanti kinų kaligrafijos linijomis ir kovos meno judesiais. Nai Ničen šokio trupė bei jos vadovė yra pelnę daug apdovanojimų Jungtinėse Amerikos valstijose. Ji taip pat yra Tarptautinės atlikėjų meno sąjungos narė. Į Vilnių 44 metų choreografija atvyko su 9 šokėjų trupe. Jų pasirodymai šiandien ir rytoj Nacionalinio dramos teatro scenoje.